Šiandieną norisi pristatyti Jums projektą Gyvas dvaras. Kodėl kilo idėja ir būtent toks pavadinimas? Todėl, kad Leipalingyje yra vienintelis dvaras Druskininkų savivaldybėje. Po pirmosios rekonstrukcijos, kaip 2015 metais dvaras buvo viena dalis atidaryta, mums visą laiką kirbėjo tokia mintis, kad ką turime daryti, kad dvaras būtų žinomas visoje Lietuvoje. Pradėjome organizuoti edukacinės programas. Turime edukacinę programą 4 seserys periferijos dvare, dvaro paslaptys turime edukacinę programą. Lygiai tas pats atsirado įvairūs renginiai, kurie pritraukė žiūrovus iš visos Lietuvos. Tikrai galime pasidžiaugti, kad iš visos Lietuvos. Ir pirmas projektas, kurį mes parašėme, tai buvo skirtas Jotvingių šventei. Ir labai džiaugiamės, kad Jotvingių šventė tapo jau tradiciniu renginiu. Pasitelkėm žinomus atlikėjus ir šalimais dalyvauja ir bendruomenės nariai, kurie šoka, dainuoja, vaidina, deklamuoja. Gyvas dvaras, tai kulminacija yra dvaro pokylis. Tai vadinasi, visų projektinių laikotarpių įgyvendinimo mes ruošiamės pokyliui. Tai analizuojame istorinius kostiumus. Buvome su bendruomenė nuvykę į Burbiškio dvaro Radviliškio rajone, kur žiūrėjome Vasiljevo kolekciją. Buvome Pakruojo dvare, kur stebėjome, kaip įveiklinamas dvaras iš verslo pusės, nes mes vis dėlto esame visuomenininkai ir nesiekiantys verslo. Būtent tame pokylyje ir mes ir norėtume parodyti XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios drabužius. Meniu, nes yra išlikusi, turime 1905 metų užrašus knygą, kuriame aprašyti receptai. Tai irgi iš to meniu esame bandę kepti sausainiukus, pateikti mūsų lankytojams miestelio. Tas visas programas mes truputį po mažą dalį pristatome mūsų ekskursijų dalyviams, bet tai yra epizodiniai parodymai. O mes taip dvaro pokylis ir šita idėja labai ilgai buvo generuojama. Tai yra vyksta gamtoje. Jeigu, aišku, prastas oras, mes turim didelį rūsį, kada visi gražiai pasipuošia, neįleidžiam žmonių be istorinių kostiumų. Maitiname, vaišiname būtent to laikotarpio užkandukais arba maistu, vyksta šokiai, dainos ir tame tarpe bendruomenės narių sukurtos istorinės tokios nedidelės miniscenos, kaip teatralizuoti epizodai pasakojantis dvaro gyvenimo, dvaro istoriją. Mūsų visų tikslas yra, kad bendruomenės būtų gyvos. O tam, kad būtų bendruomenės gyvos ir idėjos būtų įgyvendinamos, reikalingas finansavimas. Taip, mes esame ta bendruomenė, kuri tikrai tam tikrą dalį pinigų uždirbam, tam tikrą dalį gaunam iš paramos. Bet jeigu mes norime atsinaujinti, sakykime, įsigyti kostiumus, o jie tikrai, sakykime, net vieno kostiumo pasiuvimas kainuoja 100 eurų. Jeigu mes norime, kad renginiai būtų kokybiški ir veiklos būtų kokybiškos, be finansavimo tai nėra įmanomas dalykas. Ir ES finansavimas tai padeda atverti platesnės galimybės, tai yra išvežti išvykas, sakykime, nes mūsų prasidėjo nuo išvykos socialiai pažeidžiamos žmonės, kuriems neturi galimybės nuvykti. Su šiuo projektu mes gavome 13 328 eurus. Veiklos labai yra konkrečios. Pirmoji, kaip ir minėjau, veikla bendruomenės narių užnorinimas, tai yra vykimas į jų pasirinktus dvarus, tai kaip ir minėjau, tai yra Burbiškio dvarą pasirinkom ir Pakruojo dvarą. Kita veikla, kuri vyksta šiuo metu ir jinai vyks iki rudens, tai yra teatro užsiėmimai. Tai teatro užsiėmimai, tai kaip ir minėjau, mūsų tas yra tikslas, tai sukurti įvairias miniscenas, teatralizuotas miniscenas, pasakojančias apie dvarą, apie gyvenimą dvare, apie problemas, kurias jie sprendė, kaip jie sprendė tas problemas. Kūrėme dekoracijas tam pačiam pristatymui. Ir taip pat dar liko nepaliesta sritis, tai dvaro meniu. Ir paskutinis pats baigiamasis renginys, tai yra dvaro pokylis, kuris būtent vyks dvare, apjungiant visą tai, ką mes prieš tai sukūrėm. Norim labai gražaus naujo renginio, kuris turėtų tęstinumą ir ateinančiais metais.